Ar būtent dabar reikia imtis kažkokių pakeitimų, pasikeitimų jūsų situacijoje? Ar dabar reikia kažką keisti? Septynios lazdos. Taip, žinoma, kad reikia keisti ir reikia imtis drąsiai tų pasikeitimų, nes tai, žinot, septynių lazdų korta tokia korta, kuri parodo kovą, kuri sako, kad jums reikia pastovėti už save. Ir, na, aš jau ne pirmą kartą kartojuos už tai, kad reikia pastovėti už save. Dėl to, kad, na, jeigu ne jūs, tai kitas. Ir, žinot, konkurencija yra ir konkurencija stipri. Ir suprantu, kad ji nelengva. Tikrai reikia keisti, nes tokia situacija, kokia yra šiandien, na, tiesiog negalima jos toleruoti. Neleiskite lipti savo ant galvos niekam. Niekam, nei konkurentam, nei draugam, nei artimiesiem. Pastovėkite už save. Taip kad būkite ryžtingi, drąsiai spręskite viską, parodykite savo jėgą, savo drąsą ir išsikovokite savo vietą. Kad matytumėte daugiau video, spauskite patiktuką, negailėkite ir prisijunkite prie YouTube kanalo narių.